Dėmesio, kol kas buvo pirmas balsavimas, bet čia dar ne pabaiga, kaip supratau. Buvo pirmas balsavimas ir Vyriausia rinkimų komisija pati surašius aktą jam nepritarė. Tai patys jie surašė, kad yra surinkta 300 061 parašas ir vienas žmogus balsavo prieš, 7 susilaikė, 6 balsavo už. Ir precedento kol kas neturintis atvejis, Vyriausia rinkimų komisija pasakė, kad ji neįgali priimti sprendimą. Tai dabar jie patys yra pasimetę, perėjo prie antro klausimo, matyt, gal su kažko pasitars ir turbūt, kad yra šansų, kad dar kartą balsuos. Tai, kolegos, iš tikrųjų, ką tai reiškia? Tai jeigu jie liks prie to sprendimo, tai reiškia, kad Vyriausia rinkimų komisija visiškai susikompromitavus ir negali priimti elementaraus sprendimo. Tai reiškia, kad iš to išeina, kad visa valdžia, kurią patvirtino šita Vyriausia rinkimų komisija, yra nelegali. Taip, kad, kolegos, kol kas laukiam, nesiskirstom ir žiūrim. Galbūt jie dar ateis į protą. O kokį skaičių pasakė? Pasakė, pati Vyriausia rinkimų komisija, Rokas Stabingis, pateikė balsavimų skaičių. 300 061 parašą. Užskaitytas. Taip. Bet jie atsisako patys patvirtinti savo skaičiavimo rezultatų. Jie atsisako patikėti savo akimis. Vaikų darželį. O paskui mes turėjome atkurti tos parašus. O ką darysim, jeigu jie nepripažins? Tai vat aš sakau, nežinau, ką šiandien darysim, jūsų valia ką daryti, bet šiaip mes šeštadienį rinksimės Kėdainių sporto arenoje, ten 3000 talpinama žmonių, todėl ten susirinkę tarsimės, ką daryti vis tik. Tai kadangi čia ne mano, ne vieno jūsų reikalas, čia jau reikia visiems labai garsiai pasakyti, kadangi mums garsiai, šiandien paaiškės biski, kadangi pakankamai televizijų yra, tai šitas reikalas jau nuskambės plačiau, nes jau dabar neužkiši, taip sakant, burnos kam nors. Tai va, tai... Jie nieko nesiūlo, nes jie nežino, ką siūlyti, pat ten negalvos, ten iš vis mumijos. Taip, tai čia dabar jau žodžių, aš nežinau, kokius žodžius čia surinkti jau, bet esmė yra tokia. Svarbiausia, kad užtenka 300 061. Seniai tie yra parašai surinkti, seniai čia visiems aišku. Svarbu, kai oficialiai pripažinę, kad užtenka. Niekas oficialiai nepripažino, sprendimo jokio nepriimta, va kur yra problema. Nesugeba priimti tą vakarą, kad visi dar, kaip sakant, visą tą paspaus. Reiškia, sudaryti grupės ir, kaip sakant, užvyžiuojam vieną naktį, nepaleidžiam. Deja, pagal VRK įstatymą ten nėra iš vis numatyta, nei kaip apskūsti juos. Juos tik išrenka kaip dievus 4 metam tik tai po Seimo rinkimų. O toliau ten nėra jokio mechanizmo, iš vis. Tai specialiai jo nėra. Tai užtai jis nepadarytas tam, kad tai yra nesąmonė įteisinta 4 metam ir paskui vėlgi per virsmą ta nesąmonė tęsiasi ir tai tęsiasi. Bandyti, aš nežinau, bandyti išardyti šitą pastatą Yra valstybės tarnautojų įstatymas, yra kodeksas, jeigu nevykdomi yra įstatymai, nesilaiko savo darbo tvarkos drausmės, yra tam tikra institucija, kuri gali tą... Aš sakau, dar kartą pagal tuos įstatymus nėra čia tokio numatyta, taigi mes, sakau, tartis turime didesnėme būryje, ne čia mes turim tartis, nes jau ir tarsimės vėliau, brangieji, reikia tiesiog budėti, žiūrėti ir nešti tą garsą nuo vieno prie žmogaus prie kito, kad į protą ateitume. Nes neprotingai daryti negalim taip, kaip jie daro. Mes turime būti aukščiau truputį VRK. Ar kviesti žmonių? Ar kviesti žmonių dar? Dar tegu, dabar aš nežinau, ten yra kažkokie pasiūlymai. Žmonės čia dabar mūsų pernelik čia mažai ir jų čia gali ir tuos 300 000 sukviesti. Vis tiek jų nepakeisi. Aš nežinau, kas juos gali pakeisti.
Nu jo, kažką matyti. Jeigu pabudėtum čia naktį, jeigu čia pabudėtum, nebūtų. Galima viską daryti, aš nežinau, nežinau, šiame etape nežinau, dar pažiūrėsiu. Ateitis jaunai kartai, o ne lobistų klanams. Savo žemės neparduosim, Briuseliui nepasiduosim. Savo žemės neparduosim, Briuseliui nepasiduosim. Savo žemės neparduosim, VRK neįgali, VRK neįgali, VRK neįgali, VRK neįgali, VRK neįgali. Ne, jie ten mau pavargo. Ai, čia jie ten dramą daro turbūt. Pragerinėja Lietuvą. Tai turbūt taip reiktų daryti, nežinau, per kur jie pabėgs. Tai reikia pasižiūrėti. O tai reikia pažiūrėti, kur tai. Per Lūkiškių kalėjimą, pabūt daugiau. Dar turi šansą pasitaisyti. Tačiau toliau jį viskas, jį bus susikompromitavus ir jokių rinkimų jį negali pravesti sąžinį. Tai bet jau buvo atleidę VRK visą, dabar sugrįžo. Nu, vadinasi, reikia pagalvoti apie VRK formavimą. Mėly kolegos, iš tikrųjų vyriausia rinkimų komisija dabar padarė pertrauką ir toj turėtų sugrįžti. Jie, kaip matot, neišeina pasižiūrėti į akis jum. Matyt, kad tos akis vis dėlto nėra sąžiningos ir vis dėlto gal jaučia nors truputį gėdos, tačiau dar jie turi šansą pasitaisyti. Jie dar dabar balsuos turbūt ir, žiūrėsim. Iš tikrųjų, jeigu jie toliau laikysi savo absurdiškų teiginių ir nepriims sprendimo, kurį patys lik ir savo pasirašė, tai tikrai šita vyriausia rinkimų komisija nebeturėtų veikti nei vienos dienos daugiau. Viskas, ji turėtų pasileisti, atsistatydinti, nes ji susikompromitavo. Šiandien pat. Sako, man leido... Perimkit poziciją, perimkit. Ne. Aš jūsų dėdė gražulį Kaune pažinojau. Klausom. Vienas, kad neveikia. Veikia. Leido tik porą žodžių pasakyti. Už Lietuvą vyrai. Ir dėkoju už jūsų aktyvumą, už jūsų ryžtą, už jūsų kaip čia tokia energija, kadangi surinkot labai daug parašų. Tikėkime, kad Lietuvą valdo ne 9 juodvarniai, o tauta. Ir aš manau, kad tauta turi teisę keisti konstituciją, priiminėti sprendimus, o ne 9 juodvarniai, kurie sėdi konstituciniam teisme. Lietuva, būk sava! Lietuva, būk laisva! Laukiam! Dėmesio. Iš tikrųjų, vyriausia rinkimų komisija dar kartą persvarstė ir sprendimą priėmė, kad šis klausimas keliauja į Seimą.
Thank you.